trenerį, po daugiau nei 10 mečių vėl tampat Sūduvos vyriausiųjų trenerių, tai kokiom nuotaikom pradeda darbus čia? Pradedam, kai visą laiką pradžia geros nuotaikos. Visų pirma, noriu padėkoti prezidentui, direktoriui už suteiktą pasitikėjimą ir tikrai malonu grįžti į Sūduvą, kurioje praleidau 3 puikius metus ir tikrai prisimenu iš gražios pusės, taip kad tikiuosi, kad taip ir toliau bus. Ar daug reikėjo svarstyti, gavus tą pasiūlymą, priimti, nepriimti? Truputį užtruko, bet sakau, jau esu dirbęs čia, taip kad palengvino apsisprendimą ir gan greit sutarė. Klubo prezidentas Vidmantas Morauskas sakė, kad esat jau čia savo, žinot, kur kabinetą, tai ir įsikūrėt jau. Jo, jau pradėjau, nuo šiandienos turiu savo kabinetą, taip kad viskas tvarkoja. Ir dabar, prasidės turbūt tas svarbiausias tarp sezono darbas, tai komplektacija. Jau turit minčių, kokią tą komandą norit matyti vis tiek, ar labiau žaidžiantė su kamuoliu, ar kontratakom, ar kokį tą žaidimo stilių galbūt jūs propaguojat? Apie stilių pakalbėsim tada, kada subursim komandą. Nežinom, kad dauguma žaidėjų neturi kontraktų, taip kad laukia labai didelis darbas ieškant žaidėjų ir sakau, su savo štabu, jau kai turėsim pilną komandos vaizdą, tada dėliosim ir stilių, aišku, norisi žaisti su kamuoliu, nes futbolą žaidi su kamuoliu, taip kad sakau, viskas priklausys nuo pasirinkimo sezonui ir kokius pavyks žaidėjus susirinkti. Užsiminėt apie štabą, ten pernai šalia Dovydo Lastausko buvo Vaidas Lavickas, kurį jau esate treniravęs, ar kažkas keisis jūsų štabe, ar Vaidas liks komandai? Vaidas lieka komandai, taip kad dar ieškom papildomai žmonių, marijampoliečiai, taip kad žino Sūduvą, žino Marijampolę, taip kad ir žaidėjų iškosim, leisim marijampoliečiam, pasižiūrėsim marijampoliečiai, ką gali duoti komandai jaunimas, taip kad sakau, viskas dėliosis paruošimam sezonui. Dabar jau prasidės tas pasiruošimo etapas sausio pradžioje, tai ar jau turite tą tikrą datą, kada renkatės su komanda ir ar jau apie tas kontrolinės rungtynės esate susidėliojęs? Jau direktorius sudėliojęs draugiškas rungtynės, o pasiruošimą planuojam pradėti sausio 8 dieną ir žiūrėsim toliau. Ir jau visai nosies ir gražiausios metų šventės. Marijampolė Sūduva turi nemažai ir akademijos auklėtinių, nemažai žmonių, kurie apskritai palaiko Sūduvą. Tai ko norėtumėt jau jūs kaip komandos treneris palinkėti jiems ateinančiais metais? Norėčiau palinkėti ramių, linksmų švenčių ir kad kitais metais kuo gausiau susirinktų į stadioną žaidėjams, akademijos ir pirmos komandos. Palinkėti, kad kiti metai būtų sėkmingesni negu šitie ir kad nebūtų traumų.